Alio, Labą dieną. laba diena. Jums skambina Robertas Karvauskas, nepriklausomos pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau dabar jūsų paklausimą dėl perdangos apšiltinimo. Iš karto noriu pasakyti, esu ne medžiagų tiekėjas, ne rangovas, nesiūlysiu jums nieko padaryti, tiesiog aš dirbu su žmonėmis, padėdamas jiems susigaudyti, kaip pačiais pigiausiais būdais, mažiausiai investuojant, gauti patį optimaliausią rezultatą šilumos išsaugojimo srityje. Tai mano vardas Robertas, kaip į jūs kreiptis? Arūnas. Arūnas, malonu Arūnai. Tai Arūnai dabar žiūrėkit, jūs parašyt labai paprastai, noriu apšiltinti perdangą. Tai dabar visas klausimas yra jūsų pasirinkime, ką jūs rinksitės, kaip jūs norit apšiltinti, ar turit kokį prioritetą medžiagų, dar kažką tai, nes aš galiu pasakyti pagrindinį dalyką, dėl ko aš realiai ir skambinu jums, kad reikia suvokti tai, kad didžiausia dalis šilumos pabėga būtent per perdangą ir pabėga per jos nesandarumus. Kada šiltas oras sušildytas šildymo prietaisais kyla į viršų, jis atsiremia į tą perdangą ir ieško ten plyšių plyšelių. Ir jeigu jų randa, tai tada oras nespėjęs atiduoti savo šilumos niekam, jis tiesiog iškeliauja ir išneša kartu su jūsų pinigais investuotą šilumą. Tai dabar tiesiog kaip padaryti sandariai. Tai yra du būdai. Vienas būdas, kai tradiciškai žmonės naudoja orui laidžias medžiagas, tokias kaip vata, sakykime, ten įvairios gnaibytos vatos ir viskas, kas praleidžia orą, eko vata, sakykime, ten birios medžiagos įvairios. Tai šitos medžiagos negali būti naudojamos kaip šiltinimo medžiagos be papildomų oro garo ir vėjo barjerų. Iš apačios oro garo barjeras, iš viršaus vėjo barjeras, o iš šonų, kampų, kraštų ir galų būtinai pilnai viskas užsandarinta. Tik tokiu atveju oras esantis tose orui laidžiose medžiagose bus apribotas ir gavę šilumą jis negalės niekur pabėgti ir išnešti tos šilumos. Jeigu to pilnai neužsandarinam, tokiu atveju šitos medžiagos orui laidžios pradeda labai prastai tarnauti ir dažnai ypatingai, jeigu apatinė izoliacija yra nepilnai sandari, tokiu atveju šiltas patalpų vidaus oras, kuriame yra daug vandens garų mūsų prikvėpuota, privirta, ten dušas ir taip toliau, visa tai keliauja per šiltinimo medžiagą ir apatiniai sluoksniai jos yra šilti, ten nesikondensuoja niekas, bet išoriniai sluoksniai susiduria su šalčiu ir tuose sluoksniuose šiltinimo medžiagos garai kondensuojasi. Va štai tada ir atsiranda, prasideda visos problemos. Todėl ir iš viršaus gerai turi būti izoliuota, kad šaltas oras negalėtų skverbtis į vidų, o šiltas oras negalėtų kilti laukan ir išeiti. Tai ar su tikrai tą sandarinimą padarysit gerai, va čia priklauso viskas nuo jūsų pasiryžimo arba pačiam daryti, arba labai įdėmiai kontroliuoti ir jūsų investicijos į tikrai profesionales, geras sandarinimo medžiagas. Nes rinkoje yra labai daug visko ir su paprastom medžiagom sandarumas išsilaiko labai neilgai, net jeigu labai nuoširdžiai darom teisingai sandarinimą. Tačiau tos lipnios juostos klijuojant tas plėveles, jos atsiklijuoja ir taip toliau. Tai antras būdas, kaip sutvarkyti šitą dalyką, tai naudot tokią technologiją, kuri ir šiltina, ir sandarina vienu metu ir kad tai būtų ilgalaikiai. Tai paprastai gali išspręsti purškiamos technologijos, bet iš tikrųjų didžioji dalis purškiamų technologijų tai yra poliuretaninių putų, didžioji dalis turi vieną neigiamą savybę, tai labai traukiasi, kada keičiasi santykinė oro drėgmė ir temperatūra. Tai santykinė oro drėgmė, jie labiausiai ir priklauso nuo temperatūros. Ir kintant temperatūrai, žiemą, sakykime, nuo minus ten kokią 20 iki vasarą, po perdangoje gali būti ir plus 60. Tai tokiu atveju iš karto labai stipriai traukiasi poliuretaninės putos. Ir kada susitraukimai yra nuo 2 iki 15%, tai įsivaizduokit, kad 5% tai yra 5 centimetrai per metrą. Ir tada struktūra putų neatlaiko, jos atsiplėšia nuo konstrukcijų arba skilinėja savo plotę ir tampa nesandarios. Tada oras eina kiaurai, neša garus, kondensatai ir prasideda puvimo, pelyjimo procesai ir taip toliau. Tai va tą dalyką taip pat reikia įvertinti ir jeigu jau tokias medžiagas naudojat, tai būtina taip pat papildoma garo oro ir vėjo izoliacija.
Jeigu norit pilnai sandarumo be jokių papildomų priemonių, tada reikia naudoti technologijas, kuriuose jau reikia stebėti, kokios savybės yra. Vat, pavyzdžiui, yra poliuretaninės putos, tos naujasis poliuretanas vadinamas, kur Lietuvoje vadinama gamo vardu, tai yra putos, kurios nesitraukia kintant temperatūrai ir drėgmei. Tada jau jos tampa stabilios pilnai. Tai ne veltui tokiai technologijai ir duodama 20 metų garantija. Tai va, klausimas, ką jūs pasirinksit ir kai pasirinksit, va tada jau aš galiu padėti pakonsultuoti į visus niuansus, į ką atkreipdėmėsi, kaip daryti, kokias medžiagas pasirinkti ir taip toliau. Tai va tokį dalyką aš norėjau jums perduoti, pakonsultuoti. Tai jeigu, sakykime, domėsitės tą grinai sandariąją šiltinimo technologiją, tai aš galiu pasakyti tik tiek gamo.lt, GAMO. Tai aš pats panaudojau savo namui šitą technologiją, tai tikrai yra technologija, kuri man pasiteisino, todėl galiu tiesiog tokią rekomendaciją duoti. O ką jūs darysit, tai yra jūsų pasirinkimas. Tai va tiek prišnekėjau aš čia jums. Nu, tai man jau galvas suka. Taip. Klausykit tą, kur sakėt paskutinį tą, jinai geriausia. Aš nesakau, kas yra geriausia, nes žmonės patys nusprendė vertinti. Man tai iš tikrųjų tai, ką aš radau rinkui, tai yra racionaliausia šiuo momentu, nes tai yra apie 30 kartų greičiau negu knisti su vatom. Plius sandariau garantuotai, nes jeigu net ir tuo momentu su vatom padarysit sandariai ir sandarumo testą praeisit, tai tyrimų rezultatai rodo, kad po 5-7 metų vis tik atsiklijavimų tų lipnių juostelių nuo medienos, nes pagrindė mes klijuojam prie kažkokios tai medienos statybinės, kur yra ir dulkių, yra čerpetojimų ir viską, tai atsiklijavimų tikrai būna daug ir sandarumas prastėja. Ir tada šildymo rezultatai, šildymo ekonomika name pastoviai su metais prastėja ir prastėja. Tai, kad šitų nuostolių savo neprisijimt, aš paskaičiavęs visą tai, tiesiog nusprendžiau, ėmiau tą gamo technologiją ir padariau visą namą, tiek perdangą, tiek sienas, tiek grindis, viską pilnai ir tikrai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Tai vat ką galėčiau parekomenduoti jums. O tai ta gamo, kaip čia, kokia čia yra? Čia yra purškiamas poliuretanas, tik tai tas poliuretanas yra nauja struktūra visiškai, kuris vadinamas naujas poliuretanas ir ta struktūra tikrai užtikrina, kad putos nesitraukia ir plus jos duoda medienai kvėpuoti. Tai reiškia, kad garų perteklius arba drėgmės perteklius, kada mediena statybinė nebūna pilnai išdžiūvus, apipurškų šitomis putomis, tas drėgmės perteklius išeit gali, o oras naujas prieit negali, nes ta medžiaga yra pilnai nelaidi orui. O vandens garams šiek tiek laidi. Tai va tas niuansas ir duoda labai didelį pranašumą šiltinant medinės konstrukcijas būtent. Ir tada perdanga paprastai kaip daroma, tai ant perdangos, o jūsų perdanga yra kokia, betoninė, medinė, kokia ten yra ta perdanga? Medinė. Medinė perdanga, nu tai va tiesiog apatinė apdaila užkalama, užpurškiama putomis pilnai ir viršutinė apdaila taip pat turėtų būti pakelta ant lagių, kad persipūstų jūsų balkių sandūros visos. Ir viskas. 20 cm galas. Nu tai va, tai puikiausiai jums tikrai normaliai pakaks. Ar yra reikalavimas kažkoks tai energinė efektyvumo klasiai namui, ar nėra to reikalavimo? Pagal projektą yra kas nors, kad ten A+ klasė, kad būtų, ar dar kažkokia, ar nėra? Tai jisai jau senai pastatytas. Ai, čia tik renovacija, ar ne? Nu tai tada jums pilnai 20 cm, jeigu gamą užpūstumėt, jums būtų tikrai puikiausiai ir iš jūsų patalpų bent per perdangą šiluma tikrai nepabėgtų jau. Tada reikia žiūrėti, aišku, ir kitas dalykus, ir langų įmontavimas, ir jų kokybė, ir sienos, kaip ten yra, bet perdanga jau būtų sutvarkyta tada pilnai. Tai va tokia patirtis mano, tokia rekomendacija tokia. O naudositės ar ne, čia tik sprendžiat jūs. O tai kaip tą gamą dabar suprasti, kad gamą purkšti? Tai tiesiog jūs įeikit į internetinę svetainę gamo.lt ir ten yra tiesiog rangovai, jie yra vieninteliai rangovai Lietuvoje dirbantys su ta medžiaga ir ta medžiaga iš tikrųjų yra unikali, jie yra oficialūs atstovai gamintojų ir kreipkitės į juos ir jie apžiūrės viską ir jums visą ir sąmatą duos ir viską ten. Tai jau čia jūs jau dėrėkite su jais, į tos dalykus aš nesikišu visai. Ai, Dieve. Nu.
Tai ačiū Jums ir linkiu Jums nuostabių sprendimų ir ekonomiškų rezultatų. Viso.